Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis, mano vardas yra Inga ir šiandien šiek tiek neįprastas video. Tokio formato video dar nedariau, bet norėčiau pabandyti, tai pradėkim. Noriu prie savo dabartinių 17 pradėtų darbų pradėti dar. Tai bus pradėtukų video. Šiame video bus tik pradedami darbai. Kiek tiksliai jų bus pasakyti negaliu, nes pati dar nežinau. Gal kas ties kažkelintų darbų suprasiu, kad nebenoriu daugiau pradėti ir startuoti. Tai toks, sakykime, siurprizas ir jums staigmena, ir man. Tai pirmas darbas, kurį norėčiau pradėti, tai yra štai tokia Viktorijos Pachomovos autorinė schema. Seniai jinai yra pas mane planuose. Šių metų plane buvo planas jį pradėti, tai kad bent jau tiek tą planą įvykdyčiau, tai ir pradėsiu, o kaip seksis bus matyt. Kiekvienam pradėtuke padarysiu minimaliai 1000 kryželių, o gal ir daugiau, ir tada pasirodysiu, ir tada parodysiu, ką pradėsiu toliau, nes koks bus kitas pradėtukas dar irgi nenusprendžiau. Turiu keletą pasiruošusi, bet neturiu plano. Tai kažkuria prasme bus toks truputėlį chaotiškas video, bet gal tai bus ir smagiau. Tai štai, šitoj schemai yra 16 790 kryželių bendrai, viską sudėjus. Naudojamos technikos yra kryžiukas, backstitchas ir french knotai, pusinių kryželių nėra. Naudojama 46 spalvos ir 11 blendų iš jų, tai štai matot, jau turiu pasiruošusi 2 rūšiuoklės, jau net su suvertais siūlais ir įvertais blendais, tiesiog, kad būtų greičiau. Ir turiu pasiruošusi štai tokį, šiek tiek rožinį, nesimato kaip visada. Pabandom baltą ką nors pridėti. Matosi, kad jis nėra baltas, bet labai gražios švelnios rožinės spalvos, blush spalvos 32 kaunto Evenwave audinys. Na ir aš einu startuoti, o su jumis susitiksim po mažiausiai 1000 kryželių. Iki kito įsijungimo. Na štai, praėjo 2 dienos ir norėčiau parodyti, kągi man pavyko nuveikti, bei taip pat pasirodyti, koks bus kitas startas. Tai pirmasis mano startas yra štai tokia Viktorijos Pachomovos schema, kinrožė ir kolibris. Pradėjau jį siuvinėti ant blush spalvos, švelniai rožinės 32 kaunto Evenwave audinio, kurio nesimato spalvos. Ir štai kiek man pavyko padaryti, čia yra 1009 kryželiai, nepaisant to, kad siuvinėjasi tokiais nemažais ploteliais, kažkodėl tai gana sunkiai siuvinėjasi, galvoju, aš atsisėsiu, per vieną dieną tos 1000 kryželių padarysiu ir galėsiu eiti prie kito starto, bet pavyko padaryti per 2 dienas. Manau, kad ateity greičiausiai smagiai siuvinėsis ir viskas su šituo siuviniu bus gerai. Šiek tiek statistikos, tai viso šitam siuvinyje yra 16 790 kryželių. Kaip minėjau, aš išsiuvinėjau 1009, liko 15 781. Viso yra 46 spalvos, 11 blendų iš jų. Šiuo metu yra lygiai 6 procentai darbo. Ir naudojamos technikos yra pilni kryžiukai, backstitchas ir yra 1 french knotas. Tai greičiausiai jis bus kolibrio kytėje.
Tai tiek apie šitą darbą ir norėčiau pristatyti savo antrą startą. Tai nusprendžiau pradėti. Jau išpakavau, jums parodysiu išpakuotą, tai štai tokį ukrainiečių gamybos rinkinį. Prekybos ženklas Komod, dizainerė Veronika Burkovska. Viskas čia yra įdėta rinkinyje. Jau net ir užsitempiau audinį. Audinys gražus, rūdas toks vintažinis. Pasižymėjau centrą. Tai susvėriau jau siūliukus ant rūšiuoklės į adatas. Jau lieka tik tai sėsti ir pradėti. Štai tokia rūšiuoklė. Mano. Parodysiu ir originalią rūšiuoklę, ant kurios buvo pristatyti tie siūlai. Tai štai tokia. Irgi jų firminė su firmos ženklu Komod. Ir taip pat į šitą rinkinį įeina biseris ir 2 keraminės sagutės. Tai rakte yra pažymėta, kokiu siūlu reikia prisiūti tiek biserį, tiek sagutes. Na ir kągi, aš einu siuvinėti, o grįšiu tada po 1000 kryželių mažiausiai. Ką dar reikėtų paminėti apie šitus rinkinius iš Komod prekybos ženklo, kad jie suteikia skaitmeninę schemą, tačiau jiems reikia parašyti arba elektroniniu paštu, arba į Instagram paskyrą. Aš kai rašiau, jie man pasiūlė Fantastitch programėlės failą. Aš sutikau, programėlę šitą turiu, tai man vėlgi bus debiutas, bandysiu išsiaiškinti, kaip siuvinėti programėlę Fantastitch. Tai kaip minėjau, aš einu siuvinėti ir susitiksim po mažiausiai 1000 kryželių. Praėjo dar kelios dienos ir šiandien norėčiau pasirodyti, kągi man pavyko nuveikti per mano 3 siuvinėjimo dienas. Siuvinėjimo dienų buvo 3. Realiai dienų buvo šiek tiek daugiau ir praėjusį kartą rodžiau jums, kad pradedu štai šitą rinkinį. Šitas rinkinys yra ukrainiečių gamintojo Komod, dizainerė yra Veronika Burkovska ir pradėjau ir pabaigiau. Tai štai taip atrodo pilnai pabaigtas rinkinys, dar matot ant lankelio, neskalbtas, nelygintas, bet jau viskas prisiūta, viskas padaryta. Lieka tik tai išskalbti, išlyginti ir galima jau apipavidalinti. Tai ką noriu papasakoti apie šitą darbą, labai smagiai siuvinėjęs iš tikrųjų. Pradėjau nuo vidurio, visos spalvos sluoksniuojasi tiesiog viena ant kitos, labai gaunasi gražus perėjimai, nors čia nėra jokių blendų, čia yra tik tai grynos spalvos. Buvo 5 spalvų karoliukai, vieni iš jų petitas, kuris siuvosi kryžiuku, kitas siuvosi pusinių kryžiukų ir 2 keraminės sagutės. Štai čia lapelis ir kaštonas. Labai buvo įdomių spalvų karoliukai. Karoliukai buvo įdėti toho. Tai, kaip minėjau, 4 spalvų karoliukai buvo įdėti 11 dydžio ir vieni 15 dydžio. Tie 15 dydžio apetito karoliukai siuvosi štai čia ant lapelių kraštų.
Na, tai kaip visada su šitais, kurie siuvosi kryželiu, reikėjo šiek tiek pavargti, bet negaliu pasakyti, kad kažkas buvo sunku šitam rinkiny. Viskas ėjosi tiesiog kaip per sviestą. Labai man patiko. Šitos firmos naujovė yra dabar išleista Klevo lapas, tai tikrai jį pirksiu ir siuvinėsiu, kai tik tai atsiras jų tinklalapį arba kur nors kitur. Tai tiek apie šitą rinkinį. Ir kągi pradėsiu toliau. Toliau pradėsiu štai šitą autorinę schemą. Dizainerė yra Jekaterina Seriogina, Sodo karalienė vadinasi. Siuvinėsiu ją ant baltos spalvos, sendintos baltos, atsiprašau, 32 kaunto lino. Tai visas šitas gabaliukas bus skirtas šitam siuviniui. Ir jau turiu pasiruošusi 3 siūlų rušiuoklės, nes labai daug spalvų, tai pasakysiu tiksliau kiek. Tai jame yra 55 grynos spalvos ar 48 blendai iš jų. Viską jau susivėriau, lieka tik pradėti. Iš viso čia yra 197 kryželių dydžio siuvinys ir jame iš viso yra 21 321 kryželis. Tai aš einu pradėti ir mes susitiksime po mažiausiai 1000 kryželių. Tęsim pradėtukų vakarėlį. Tai norėčiau atsiskaityti, kągi pavyko nuveikti šitam darbe ir pristatysiu kitą savo darbą, ką pradėsiu šiandien. Praėjo 2 siuvinėjimo dienos. Pradėjau Jekaterinos Serioginos Sodo karalienę. Štai šitą. Ir pavyko padaryti štai tiek. Čia yra truputėlį daugiau negu 1000 kryželių ir beveik 5 procentai darbo. Siuvinėjau ant sendintos baltos spalvos 32 kaunto lino. Siuvinėjasi gana smagiai, gana logiškai, tik tai labai daug spalvų. Čia priminsiu, yra 55 spalvos ir 48 blendai iš jų. Tai kada nors tęsiu jį toliau. Na, o dabar judam link kitų pradedamų darbų. Kitas mano pradėtas darbas bus štai šitas Lukas rinkinys. Čia yra mano draugės Rūtos dovana. Šiek tiek krenta šešėlis, bet tai va, tai yra štai tiek spalvų. Tamsiom spalvom siuvinėjami tik kontūrai. Ir jau užsitempiau audinį. Siuvinėsiu ant 18 kaunto aidos, kuri buvo rinkinyje, kadangi yra pilnai užsiuvinėjamas visas fonas. Tai aš einu siuvinėti, su jumis susitiksim vėl po mažiausiai 1000 kryželių. Praėjo dar viena mano siuvinėjimo diena ir noriu pasirodyti, kągi nuveikiau šį kartą. Šios mano dienos pradėtukas, teisingiau jau vakar dienos pradėtukas buvo štai toks Lukas rinkinys mergina. Siuvinėju jį ant rinkinyje buvusios 18 kaunto aidos, kadangi yra pilnai užsiuvinėjamas visas plotas. Pavyko padaryti 1003 kryželius ir dabar darbas atrodo taip. Nelabai tiksliai persirinkau schemą, kadangi štai čia fone yra pusinių kryžiukų viena gija, aš juos perinkau kaip kryžiukus. Reikės pasitaisyti schemą.
nesimatė jų. Štai čia visur kraštuose yra pusiniai viena gija, tai reikės persirinkti iš naujo, ne visai iš naujo, pataisyti perrinktą schemą. Ir tada bus tikslesni duomenys pagal dabartinę perrinktą schemą, tai yra daugiau negu 7,5% padaryto darbo ir pagal dabartinę perrinktą schemą tai yra 13 058, bet kai perrinksiu tuos kryželius, kurie turėtų būti pusiniais, bus mažiau, kadangi, kaip žinome, pusinius kryželius saga skaičiuoja 2 pusiniai kryželiai kaip vienas pilnas kryželis, tai kai perrinksiu schemą, tada bus aiškiau, kokie iš tikrųjų dabar yra rezultatai, bet vakar siuvinėjau tik pilnais kryželiais, tai jų skaičius yra tikslus 1003. Tiek apie šitą rinkinį ir pasižiūrėkim, kaipgi siautėsiu toliau. Na, o kitas rinkinys, kurį norėčiau pradėti, tai yra štai toks RTO Pink Bliss. Štai tokios gražios rožės pagal, čia rašo, ne čia ant schemos matyt rašo, pagal dailininko paveikslą, pagal Žano Klodo Papie paveikslą. Tai rinkinyje buvo balta Aida. Tai pasižiūrėsim. 14 kaunto. Bet aš ją keisiu į liną. Lina vis bus sendintos baltos spalvos. Tai štai jau turiu pasiruošus gabaliuką. Ir štai tokios bus spalvytės. Jau šiek tiek susivėlusios, nes susivėriau siūlus į adatas ir persivėriau normaliai siūlus, nes jie būna perlenkti per pusę ir dar per pusę ir tai pritvirtinti prie rūšiuoklės yra nepatogu traukti siūlą. Tai seniai turiu šitą rinkinį, seniai noriu jį išsiuvinėti, bet vis niekaip neprieina rankos, tai nusprendžiau, kad jeigu pradėsiu, tai bus pradėtas ir tada jau turėsiu kažkaip tai jį judinti. Šitame rinkinyje yra 43 spalvos ir 6 blendai iš jų ir 13 330 kryželių. Tai aš einu siuvinėti, o su jumis susitiksime po mažiausiai 1000 kryželių. Iki kito įsijungimo. Praėjo dar porą siuvinėjimo dienų, mano pradėtukų siautulingas vakarėlis tęsiasi ir grįžtu pas jūs pasirodyti, kągi nuveikiau per tas porą dienų. Tai pradėjau RTO rinkinį Pink Bliss ir ką pavyko nuveikti. Tai išsiuvinėjau 1018 kryželių. Priminsiu, kad šitam darbe yra 13 330 kryželių, 43 spalvos ir 6 blendai iš jų. Audinį keičiau, rinkinyje buvo 14 kaunto baltos spalvos Aida, keičiau į 32 kaunto sendintos baltos spalvos Zweigart liną, taigi kauntą sumažinau, bet lygiai taip pat dariau ir kai siuvinėjau RTO hortenzijas. Dar turiu raganės ir irisus, visi jie man yra poriniai rinkiniai, serija rinkinių ir siuvinėsiu juos kažkada visus. Tai ką nuveikiau, tai pradėjau nuo vidurio ir leidausi žemyn. Čia yra kol kas tik tai pilni kryželiai, jų pasiuvinėjau porą blendų iš jų. Tai noriu nusileisti iki pat apačios ir tada kilsiu į viršų. Dažniausiai taip ir siuvinėju, kad pradedu nuo vidurio, leidžiuosi į apačią ir tada siuvinėju viršutinę dalį. Tai tiek apie šitą mano darbą. Na, o pradėtukų vakarėlis tęsiasi ir kitas rinkinys, kurį pradėsiu, tai yra štai toks
Pana naujametinis namelis. Jau esu siuvinėjusi šitos firmos kitą imbierinį namelį, štai tokį, jau ir surinktas, ne tik išsiuvinėtas, tai jie man irgi yra poriniai rinkiniai. Tai jau turiu pasiruošusi štai tokią plastikinę kanvą, kuri buvo įdėta rinkinyje, ir bus štai tokie siūlai. Kadangi siūlai tie patys, kurie buvo ir spalvos tokios pačios kaip ir šitam rinkinyje, tai pirmą pabaigsiu nuo ano rinkinio planšečių ir tada jau imsiu siūlus nuo šitos planšetės. Tai vėlgi atrodo rinkinukas nedidelis, tačiau jame yra nei daug, nei mažai, bet net 19 689 kryželiai, 14 spalvų siūlai ir 2 spalvų karoliukai. Tai aš einu siuvinėti, o mes susitiksime, kai jau turėsiu ką parodyti. Po mažiausiai 1000 kryželių. Na ir praėjo dar viena mano siuvinėjimo diena, mano pradėtukų diena. Tai vakar pradėjau šitą naujametinį namuką iš Pana. Sekėsi neblogai, išsiuvinėjau 1028 kryželius ir dabar tai atrodo taip. Siuvinėjau, kaip minėjau, vakar turėjau išsiuvinėtą meduolinį namuką, tai siuvinėjau ant likučio plastikinės kanvos, kuris liko nuo ano rinkinio, ir iš ano rinkinio likusiais siūlais, nes spalvos tokios pačios. Iš viso šitame rinkinyje yra 19 689 kryželiai ir 14 spalvų ir 2 spalvų karoliukai. Labai smagiai siuvinėjasi, kaip matot, per vakarą padariau daugiau negu 1000 kryželių, nors gana vėlai atsisėdau siuvinėti, bet labai aiški schema, labai greitai einasi, kryželiai labai lygiai gula. Tai tęsiu toliau. Na ir kitas rinkinys, kurį noriu pradėti šiandien, tai yra taip pat Pana padalinio Klart prekės ženklo toks rinkinukas į šabašą. Siuvinėjimas jis bus ant aidos. Štai toks gabaliukas, matot, jau net ir atsisiulėjau kraštus, kad neirtų. Siuvinėsiu ant rinkinyje esančio audinio, nekeisiu. Čia yra 16 kaunto aida, tai ant jos ir siuvinėsiu, audinio nekeisiu. Bus štai tokie siūlai, 16 spalvų, tokių siūlų ir 17 yra tamsoje šviečiantis siūlas, ant atskiros tokios rūšiuoklės siuviniotos, atskiros rytės. Ir šiame rinkinyje yra iš viso 9761 kryželis. Tai nėra didelis, net ir pagal audinio dydį matosi, kad nėra didelis, nes jau visas audinys. Ir aš einu siuvinėti, o su jumis susitiksim po 1000 kryželių mažiausiai. Na štai, grįžau pas jūs po keletą siuvinėjimo dienų, teisingiau 2 siuvinėjimo dienų, savaitės dienų praėjo kur kas daugiau.
Ir pasirodysiu, kągi man pavyko nuveikti. Tai siuvinėjau Klart rinkinį Let's Go to Sabbath. Siuvinėjau ant rinkinyje buvusios 16 kaunto juodos spalvos aidos. Išsiuvinėjau 1007 kryželius, kas yra 10 su trupučiu procento darbo. Siuvinėjama 14 spalvų ir 7 blendais iš jų. Naudojamos technikos yra kryželis ir pusinis kryželis. Tai pasiuvinėjau tik tai kryželiu. Galvojau, kad bus sunkiau ir sudėtingiau. Aišku, juodas audinys turi savo malonumų. Sunkiausia buvo siuvinėti tamsiais atspalviais ant tamsaus audinio. Tai yra, štai va čia buvo vidurys. Ir siuvinėjasi bordiniu su juodu blendu. Ir štai va čia va siuvinėjasi grina tamsiai žalia spalva, tai aišku yra iššūkių, nes nelabai matosi, bet šitai šviesiais atspalviais tai siuvinėjasi visai smagiai. Ant šviesaus audinio siuvinėjasi smagiau, bet galvau, kad bus blogiau. Tai taip pat pasiuvinėjau ir tamsoje šviečiančių siūlų, tai jis yra štai šitose vietose mėnulyje kaip grina spalva. Ir kai kur, pavyzdžiui, va šitoj vietoje siuvinėjama šitais pilkais atspalviais, jis yra blende. Tai kai išsiuvinėsiu, pasidalinsiu įspūdžiais, ar tikrai šviečia tamsoje, gal net pabandysiu pafilmuoti kur nors tamsiam kamputyje namuose. Ar tikrai šviečia. Rytėje suvyniotas šviečia, bet ar išsiuvinėtas švies, pažiūrėsim. Tai tiek apie šitą mano darbelį ir noriu pristatyti dar vieną savo startą. Tai bus štai toks Needle Art autorinė schema tokia, žieminis vainikas. Jai pasiruošiau štai tokį žydrą audinį. Jau ir atsisiulėjau jį, susitvarkiau kraštus. Tai šitam siuvinyje bus 28 spalvos ir 9 blendai iš jų. Naudojamos technikos kryžiukas, pusinis kryžiukas, backstitchas ir french knotai. Pažiūrėsim, kaip seksis siuvinėti jį. Manau, bet kokiu atveju bus smagiau siuvinėti, kadangi audinys šviesus. Tai čia, kaip minėjau, bus melsvas audinys, 28 kaunto evas. Ir aš einu pradėti, susitiksim po sekančių 1000 kryžiukų. Tęsiasi mano pašėlės pradėtukų vakarėlis. Pasiuvinėjau dar vieną naują pradėtą darbą. Tai štai tokia Needle Art schema žiemos vainikas. Ir išsiuvinėjau 1004 kryželius, pradėjau nuo vidurio. Vidurys yra maždaug štai šitoj vat vietoj. Tai ir einu po truputėlį žemyn. Išsiuvinėsiu apatinę dalį, tada bandysiu kilti į viršų. Viso šitame darbe yra 19 807 kryželiai. Tai išsiuvinėjus 1004 kryželius yra truputį daugiau negu 5 procentai darbo. Siuvinėjimai yra 28 spalvom ir 9 blendais iš jų. Siuvinėju ant melsvos spalvos 28 kaunto evo. Jau prisidariau tiek pradėtukų, kad teko išsipakuoti naują rėmą vakar. Bet esu patenkinta tuo, kad siuvinėju ant rėmo, nes telpa visas darbas. Tai tas man patinka, tas yra gerai.
Na ir dar apie vieną mano pradėtuką būsimą pakalbėkim. Tai kitas mano pradėtukas bus Klart schema Aftesabath. Siuvinėsiu jį ant juodos 16 kaunto aidos buvusios rinkinyje. Tai štai toks gabalėlis. Šiame rinkinyje yra 16 spalvų, 16 tai yra tamsoje šviečiantys siūlai. Ir štai čia matosi, kaip turėtų tai atrodyti. Užgesinus šviesą tie šviečiantys siūlai. Pabandysim pažiūrėti, kaipgi iš tikrųjų atrodys, kai išsiuvinėsiu. Ar iš tikrųjų jie taip švies. Ir šitame darbe yra 10 815 kryželių. Tai aš einu siuvinėti, o mes susitiksim po mažiausiai 1000 kryželių. Na štai praėjo dar kelios mano siuvinėjimo dienos. Dar vienas mano pradėtukas pajudintas 1006 kryželiais. Tai yra Klart rinkinys po šabašo. Ir siuvinėjimas jisai yra ant rinkinyje buvusio 16 kaunto juodos spalvos aidos. Viso rinkinyje yra 16 spalvų ir 11 blendų iš jų. Vienas iš siūlų yra tamsoje šviečiantis ir su juo yra daroma bent keletas blendų. Naudojamos technikos yra kryžiukas, pusinis kryžiukas, backstitchas ir bus vienas frenchnotas. Tai frenchnotas greičiausiai bus katiniuko akytėje. Iš viso jame yra 10 815 kryželių ir tai dabar, kai išsiuvinėjau 1006, tai liko maždaug, tai yra maždaug 9 su trupučiu procento darbo. Tai tiek apie šitą darbą, siuvinėsiu jį paskui ir toliau. O dabar norėčiau pristatyti, koks dar bus vienas pradėtukas. Tai mano vienas iš paskutinių, net ne vienas iš paskutinis pirkinys. Tai yra štai toks rinkinys iš firmos Komod. Klevas. Šito video pradžioje rodžiau pradėtą ir net pabaigtą kaštoną. Tai šito rinkinio dar net pirkiniuose nespėjau parodyti. Tai jį pradėsiu. Rinkinyje yra įdėta vintažinė rusva, vintažinis rusvas toks lygaus audimo audinys, siūlai, karoliukai ir sagutės. Tai štai tokie karoliukai ir sagutės. Yra skaitmeninė schema, tiesa, Fantastich programos. Siuvinėjau jau su jie. Saga patinka labiau, bet iš bėdos ir su Fantastich galima siuvinėti. Tai tiek apie šitą rinkinį, aš eisiu pradėti, o su jumis susitiksim mažiausiai po 1000 kryželių. Paskutinį pradėtuką rodžiau jums šį Komod firmos rinkinį Klevas. Siuvinėjama ant 14, rašo 14 kaunto, bet čia bus 28 kaunto lygaus audimo audinys. Ir kągi man pavyko nuveikti. Tai štai, pabaigiau pilnai šitą darbą. O kas dar nelabai guli mano šitą klevo sėklytės. Tai siuvinėjimas buvo ant tokio vintažinio lygaus audimo audinio.
kaip minėjau, 28 kaunto, buvo 11 spalvų siūlų ir vienas blendas iš jų. 2 dydžių karoliukai, didesni prisiuvami pusiniais kryžiukais, tai tik tai vienos spalvos štai va šitie. Ir 3 spalvų petit karoliukai bei sagutė ir štai tokie pakabukai. Labai smagiai ėjosi šitas darbelis. Vienintelis sunkumas, kuria susidūriau, tai buvo kai kurie tokie maži petit karoliukai, tokia maža skylutė, kad net biserio adata nelabai pro jos pralindo. Bet kadangi karoliukų buvo sočiai, tai viskas pavyko. Na ir jau dabar paskutinius 2 pristatysiu savo būsimus pradėtukus. Iš karto pristatysiu juos 2, kadangi planuoju iš karto abu ir pradėti. Vieną paskui kitą, jie nedideli, šitam 1565 kryželiai, šitam 1967 kryželiai. Abu jie siuvinėjami yra ant 14 kaunto juodos aidos, ant jos ir siuvinėsiu. Audinį jau atsisiulėjau zigzagų, kadangi overlockų negaliu atsiulėti tiek aštrus prikrakmolintas aidos kampas, kad nupjauna siūlą overlockų. Tai šitas Home Crazy Home siuvinėjamas tik baltų siūlų. O štai šitas Group Therapy siuvinėjamas 8 spalvų siūlais ir vienas blendas iš jų. Tai aš einu pradėti ir grįšiu su kažkokiais tai rezultatais. Ant jų noriu padaryti ant kiekvieno bent po 500 kryželių. Jeigu pavyks, tai ir daugiau. Tai susitiksim kitam įsijungime. Pagaliau pasiruošiau pabaigti filmuoti šitą savo pabaigtukų video ir norėčiau pasirodyti, kągi pavyko nuveikti per tą apie maždaug 1,5 mėnesio per mano siautulingą pradėtukų vakarėlį. Tai pradėsiu nuo paskutinių darbų, kurių nerodžiau dar visai, kas pasiuvinėta juose buvo, ir tada apžvelgsiu visus darbus ir savo įspūdžius. Tai paskutiniai mano 2 pradėti darbai yra štai šie 2 nedideli Dimensions darbai. Tai vienas iš jų yra Home Crazy Home. Siuvinėta buvo ant juodos aidos, kuri buvo rinkinyje. Čia siuvinėjama vienos spalvos siūlais. Kadangi šitie abu rinkiniai yra nedideli, tai aš praėjusiam įsijungime sakiau, kad jeigu aš juose išsiuvinėsiu bent po 500 kryžiukų, aš užskaitysiu, kad tai yra padaryta šių darbų norma, nors visuose kituose stengiausi išsiuvinėti bent po 1000, kai kuriuose pasisekė išsiuvinėti ir daugiau. Tai šitame darbe padariau 700 kryželių ir tai yra visi kryželiai ir pusinukai, nes štai šitoj vietoj siuvinėjasi širdelė pusiniais kryžiukais ir man liko backstage'as 1, 2 ir 3 gijom ir frenchnotai. Viso šitame darbe yra 1565 kryželiai ir man liko to viso backstage'o ir frenchnotų 865, tai realiai atsisėsti vienas vakaras ir pabaigti. Na, bet to nepadariau iki šiol, buvo tam visokių įvairių savų priežasčių. Šita darbo dydis yra 64 ant 86 kryželių. Tai labai tikiuosi artimiausiu metu pabaigti. Na, o kaip bus su apipavidalinimu, tai iš vis žiūrėsim, čia atskira kalba. Tai tiek apie šitą darbą. Ir kitas mano antras nedidelis Dimensions darbas, taip pat siuvinėtas ant 14 kaunto juodos spalvos aidos, kuri buvo rinkinyje, tai toks Group Therapy.
išsiuvinėta, jame yra visi kryželiai ir pusiniai kryželiai ir netgi šiek tiek padaryta bekstičo, tai laimas apvestas ir alyvuogė martinėje. Čia yra padaryta 1060 kryželių, tai yra 53,91% darbo. Beje, nepaminėjau, kad šitame Home Crazy Home yra padaryta 44,70 darbo. Šiandien visus darbus minėsiu su procentais, kiek buvo padaryta. Tai šitame darbe yra iš viso 1967 kryželiai ir liko irgi praktiškai bekstičas tik tai. Tai liko 906 kryželiai. Naudojama čia yra 8 spalvos ir 1 blendas iš jų. Ir dydis šito darbo yra 93×60 kryželių. Tai irgi praktiškai vieno vakaro darbas, galbūt net abu per vieną vakarą pabaigčiau, reiktų tik atsisėsti ir padaryti. Tai tiek apie juos. Na ir dabar pradėkime vėlgi nuo pradžių. Tai nuo ko pradėjau šitą savo pradėtukų fiestą. Tai pirmas darbas buvo štai šitas. Tai čia yra Viktorijos Pachomovos autorinė schema kinrožė ir kolibris. Štai taip jinai atrodys kažkada tai. Siuvinėju aš šitą darbą ant, bijau dabar pameluoti, 28 ar 32 kaunto rožinės spalvos Evo. Viso jame yra 16 790 kryželių. Aš per šitą savo pradėtukų fiestą išsiuvinėjau 1009 ir liko man 15 781 kryželis. Čia yra lygiai 6% darbo. Naudojama yra 46 spalvos ir 11 blendų iš jų. Technikos kryžiukas, pusinis kryžiukas, bekstičas ir yra vienas frenčnotas, kuris bus paukščiuko akyje. Dydis šito darbo yra 152×153 kryželių. Gana smagiai siuvinėjosi, čia yra pasiuvinėta keliais raudonais atspalviais ir blendais iš jų, bet, kaip minėjau, tai yra tik 6% darbo. Seniai norėjau jau jį pradėti prieš kokius 2 metus ir vis niekaip neprisiruošiau. Norėjau pradėti tais metais, kai schema buvo padaryta tik tai. Tai daug bus tokių darbų, kurie buvo suplanuoti prieš keletą metų pradėti ir net ir pabaigti, bet vis niekaip neprieidavo rankos, tai nusprendžiau, kad geriau aš pradėsiu ir tada jie kažkaip tai judės, negu jie taip ir gulės surinkti, viskas paruošta ir nepradėta. Tai tiek apie šitą darbą. Antras mano pradėtas ir iš karto pabaigtas darbas buvo štai toks firmos Komot rinkinys. Autorė yra ukrainiečių dizainerė Veronika Burkovska. Pavadinimas yra Kaštonas. Siuvinėjama kryžiukais, bekstičų ir karoliukais. Karoliukai yra 2 dydžių ir siuvami pusiniais kryželiais arba pilnais kryželiais. Kai pasėmiau šitą darbą į rankas, negalėjau jo paleisti, kol nepabaigiau. Tai kai kuriuos darbus pasiuvinėjau ne 1-2 dienas iki 1000 kryželių, o tol, kol nepabaigiau. Taip pat rinkinyje buvo štai šitos 2 keramikinės sagutės. Nežinau, ar gerai padariau, kad jas prisiuvau, kol neišskalbiau, bet nusprendžiau, kad
jau dabar yra kaip yra. Labai buvo įdomus va štai šitie karoliukai tokios labai įdomios spalvos kaip malachitiniai. Siuvinėjau ant rinkinyje buvusio lygaus audimo audinio, tokio vintažinio, greičiausiai Katevo. Viso jame yra 3026 kryželiai, čia bendrai viską paėmus, ir naudojama yra 16 spalvų siūlai ir 5 spalvų karoliukai ir 2 sagutės. Šitam rinkinyje blendų nėra, naudojamos tik tai grynos spalvos. Trečias mano pradėtas darbas tai yra Jekaterinos Serioginos autorinė schema Gėlių karalienė. Tai kažkada tai atrodys štai taip. Siuvinėjau ant 32 kaunto baltos spalvos lino. Čia yra padaryta 1059 kryželiai, kas yra 4,96% viso darbo. Pradėjau nuo centro, viso jame yra 21 321 kryželis, liko 20 262 kryželiai. Naudojamos technikos kryžiukai, pusiniai kryželiai, kurių yra tik 15 ir backstitchas. Naudojama yra 55 spalvos ir 48 blendai iš jų. Tai begaliniai daug spalvų ir begaliniai daug blendų. Ir dydis šitos Gėlių karalienės yra 189 ant 197 kryželių. Irgi gana smagiai siuvinėjosi, irgi praktiškai raudonais atspalviais pasiuvinėjau. Čia yra kažkur maždaug va šita vieta. Dabar bandysiu nusileisti žemyn į apačią, iki jau pilnai apačios, ir tada persuksiu rėmą ir kilsiu viršų. Manau, kad iš karto siuvinėsiu ir kryželius ir backstitchą, ir tą darysiu visose darbuose. Tiek apie jį. Kitas mano pradėtas darbas tai buvo štai tokia Lukas mergaitė, mergina. Siuvinėjau, kadangi tai yra pilno užsiuvimo darbas, nes fonas irgi siuvinėjasi. Tai siuvinėjau ant rinkinyje buvusios aidos, čia yra 18 kaunto baltos spalvos aida. Šitame rinkinyje yra naudojama 4 spalvų siūlai. Išsiuvinėta čia yra 1003 kryželiai. Ir tai yra 8,47% darbo. Viso yra 11 840 kryželių ir liko 10 837. Naudojamos technikos yra kryželis, pusinis kryželis ir backstitchas. Dydis bus 100 kryželių ant 124 kryželių. Labai smagiai ėjosi šitą mergaitę, jau kelis kartus bandžiau ją paimti, pasiuvinėti, teisingiau nebandžiau paimti, o vis galvojau, kad reiktų vėl paimti, pasiuvinėti, betgi reikia pirmą nufilmuoti. Tai čia pasiuvinėta yra, man atrodo, viena spalva tik tai. Kadangi ant aidos siuvinėjau, tai buvo gana patogu skaičiuoti visus šitus tarpelius ir manau, kad ir toliau pratęsiu panašių stilium, kad siuvinėsiu spalvom. Pabaigus vieną spalvą imsiu kitą. Tai tiek apie jį.
Dar vienas mano pradėtas darbas yra RTO rinkinys Pink Bliss, kuris irgi buvo suplanuotas jau pakankamai seniai pradėti ir vis niekaip. Tai dabar pradėjau, pakeičiau audinį, rinkinyje buvo įdėta Aida, jeigu neklystu, 14 kaunto. Galite pažiūrėti, nežinau, čia turiu viską. Taip, 14 kaunto Aida, aš keičiau 32 kaunto baltos spalvos, sendintos baltos spalvos liną, kadangi yra nemažai neužsiuvinėto ploto, tai jį pasiuvinėjau po to, kai jums parodžiau dar šiek tiek, kadangi įdėjau į gruodžio mėnesio burtus ir šitas darbas juose iškrito. Norma buvo 400 kryželių, tai jeigu pradžioje buvo pasiuvinėta ten 1000 keli, tai plus burtai viso pasiuvinėta yra 1431 kryželis, kas yra 10,73% darbo. Viso jame yra labai gražus skaičius 13 330 ir liko 11 898 kryželiai. Naudojamos yra 43 spalvos ir 6 blendai iš jų. Naudojamos technikos yra kryželis, pusinis kryželis ir backstitchas. Ir jis yra 137 ant 174 kryželių dydžio. Nežinau, ar čia buvo geras sprendimas pamažinti kauntą, bet jau dabar yra kaip yra, iš naujo nepradėsiu, išsiuvinėsiu kaip jau čia yra. Pasitaikė labai įdomių blendų, pavyzdžiui, čia vat yra tamsiai mėlynas su pilku, tai tokių įdomių, sakyčiau, blendų čia yra. Ir žiūrėsim, kasgi gausis, kai išsisiuvinės pilnai. Žygiuojam toliau. Dar vienas mano pradėtas darbas, tai buvo štai toks pana rinkinys, kurį jau turiu irgi seniai ir seniai buvo planuose ne tik tai, kad pradėti, bet ir pabaigti ir jau namus pasipuošti. Šiais metais esu užsiuvinėjusi meduolinį namuką ir netgi, kaip bebūtų keista, jį surinkusi. Tai dabar yra kalėdinis periodas ir jis puošia mano namus. Tai kadangi abu šitie namukai siuvinėjami ant vienodos permatomos plastikinės aidos, tai plastikinės kanvos, atsiprašau, tai aš pasiėmiau čia buvusi nuo ano rinkinio likusi gabaliuką plastikinės kanvos ir galvoju, pirmiausia, išsiuvinėsiu čia, o paskui žiūrėsim. Tai išsiuvinėta jame yra 1029 kryželiai. Atrodo, kas yra štai toks nameliukas, o jame yra nei daug, nei mažai, o 19 689 kryželiai. Tai man liko 18 660. Dabar yra 5,22% darbo. Naudojama 14 spalvų siūlai ir 2 spalvų karoliukai. Meluoju, ne 14, 12 spalvų siūlai. Ant viršelio bent jau taip rašo. Ir naudojamos technikos yra kryželis, backstitchas, french knotai ir karoliukai. Tai čia yra viena iš sienų. Nežinau, kuri. Panašu, kad jos yra vienodos, o gal ir ne. Galų gale nesvarbu, judinsiu ir toliau, kadangi dabar yra žiemos periodas
ir neužilgo nauji metai, tai manau, kad labai bus į temą man šitas siuvinys. Bent jau kai siuvinėjau meduolinį namuką, tai labai smagiai ėjosi, labai tikiuosi to paties ir šito rinkinio. Na, bet žiūrėsim, kaip ten viskas susiklostys. Kitas mano pasiuvinėtas darbas buvo kaip tik nelabai daug laiko praėjus nuo Helovyno, štai toks Panos Klart rinkinys Let's Go to Sabbath. Štai tokia laumė. Siuvinėjau ją ant rinkinyje buvusios 16 kaunto juodos spalvos aidos. Į šitą rinkinį eina tamsoje šviečiantys siūlai, su juo yra daromas ne vienas ir ne du blendai. Tai va čia, kur labiausiai šviečia, tai čia vien tik tuo siūliuku pasiuvinėta. Pažiūrėsim, ar iš tikrųjų švies tamsoj. Tai jame išsiuvinėjau 1007 kryželius, tai yra 10,31% darbo. Viso jame yra 9761 kryželis ir liko 8754 kryželiai. Naudojama 14 spalvų siūlai ir 7 blendai iš jų. Technikos naudojamos kryželis ir backstitchas, jokių pusinukų nieko. Tai nemenkas iššūkis yra siuvinėti ant juodos aidos štai va šitą dalį. Nes čia fonas tai va šitas nesisiuvinės. Ir manau, kad su eglutėm irgi su tamsiais atspalviais gali būti bėdos, kadangi, na, prastai matosi. Tai va, na, o tai šviesesniais atspalviais visai smagiai siuvinėjasi. Tai dydis jo yra 127 kryželiai ant 115. Keliaujam toliau. Dar vienas mano žieminis siuvinys, tik šį kartą ant audinio. Tai ant žydros spalvos 28 kaunto Evo, štai toks žieminis vainikas, Needle Art schema, ukrainietės dizainerės. Esu ją nusipirkus prieš porą metų, kai jinai tik pasirodė. Tai yra išsiuvinėta štai tiek. Tai yra 1004 kryželiai, kas yra 5,06% viso darbo. Ir jame yra 19 807 kryželiai ir liko 18 803. Naudojama 28 spalvos, 9 blendai iš jų. Technikos naudojamos tai yra kryželis, pusinis kryželis, backstitchas ir french knotai. Dydis yra 183 ant 162 kryželių. Tai vat palyginimui. Čia yra 19, beveik 20 tūkstančių kryželių. Ir štai čia yra 19,5 tūkstančių kryželių. Tai štai, vat atrodo nedidukas darbelis, kaip kartais apgaulingai atrodo. Na ir vėlgi keliaukime toliau. Tai dar vienas mano Pana Klart pradėtas darbas. Štai toks After Sabbath, po šabašo. Tai irgi siuvinėjau ant rinkinyje buvusios 16 kaunto juodos spalvos aidos. Šitas kažkaip ėjosi smagiau.
irgi yra visokių įvairių blendų, dėl ko atrodo labai nelygus kryželiai, bet labai tikiuosi, kad kai išsiskalbs ir papurs siūlai, tai viskas atsistos į savo vietas ir atrodys geriau. Šitame darbe išsiuvinėjau 1006 kryželius, kas yra 9,3% viso darbo. Čia yra 10 815 kryželių ir liko 9809 kryželiai. Naudojama 16 spalvų siūlų ir 11 blendų iš jų. Technikos naudojamos yra kryželis, pusinis kryželis, backstitchas ir vienas frenchnotas katinuko akyje. Taip pat jame naudojami yra tamsoje šviečiantys siūlai. Parodyta, kaip turės atrodyti. Kaip išsiuvinėsiu, pabandysim, ar iš tikrųjų šviečia. Ir šitas kažkaip labiau, sakykime, apvalus ar kvadratinis darbas, 127 ant 127 kryželių. Tai galvojau, kad bus iššūkis siuvinėti štai šitą kepurę, taip pat kaip anam rinkinyje laumės apsiaustą, bet kažkaip su kepure susiklostė geriau negu su apsiaustu. Tai tikiuosi, kad didelių iššūkių nebus. Tai tiek apie jį. Na ir paskutinis mano pradėtas ir pabaigtas darbas. Tai vėlgi yra komod rinkinys. Čia ir pirkinys, ir pradėtukas, ir pabaigtukas, nes aš šitą rinkinio nebuvau suplanavus prie savo pradėtukų vakarėlio. Jį nusipirkau pradėtukų vakarėlių jau įsisiūbavus, bet gavau ir iš karto pradėjau. Manau, kad tai yra porinis rinkinys prie kaštono, kurį rodžiau prieš tai. Bandysiu dabar jį surasti, kur pasidėjau. Čia pas mane dabar visko daug pridėta. Na, ir negaliu rasti. Štai jisai. Ir pažiūrėkit, nugi poriniai rinkiniai, vienareikšmiškai. Tai vėlgi buvo naudojama toks pat audinys, vienodas visiškai. Jame yra 3159 kryželiai, buvo naudojama 11 spalvų siūlai ir vienas blendas iš jų. 4 spalvų karoliukai, didesni ir mažesni, prisiuvami taip pat ir kryželiais, ir pusiniais kryželiais. Ir viena sagutė ir štai tokie pakabučiai, kaip sėklytės. Tai vėlgi labai smagiai siuvinėjasi. Labai man patinka šitie abu darbai. Kadangi neskalbiau ir nelyginau, tai palikau lankeliuose, kad parodyti. Po to išskalbsiu, išlyginsiu ir labai norėčiau juos apipavidalinti iki kito rudens ir pasipuošti jais namus. Tai turbūt ir tiek apie mano pradėtukų vakarėlį. Iš viso per tą laiką, kai dariau pradėtukus, išsiuvinėjau 16 494 kryželius, kas yra nemažai. Užtruko ilgiau, kadangi siuvinėjau ir kitokių darbų, buvo įsipareigojimų, abu mėnesius buvo burtai, buvo kryželis po kryželio projektas, tai turėjau ir kitų darbų. Bet manau, kad buvo visai gal ir neblogai. Pradėjau 12 darbų, 2 iš jų pabaigiau. Tai iš viso naujų pradėtukų
kurie nepabaigti liko 10. Prieš tai jau turėjau 17 pradėtų darbų, vieną iš jų pabaigiau, tai va, kiek dabar turiu, 26 turbūt, bet šitus paskaičiuosim po naujų metų. Viską parodysiu ir viską atsiskaitysiu. Ar dar kartą daryčiau tokį dalyką, tai artimiausiu metu tikrai ne. Reikėtų dabar truputėlį pasibaigti pradėtus darbus, o ateity kas žino, gal ir pasirašyčiau dar kartą tokiai avantiūrai. Šiaip buvo visai smagu, norėjau save išbandyti, niekada nebuvau dariusi tokio dalyko, kad pradėti iš karto daug darbų. Norėjau padaryti atskirą papildomą video, bet nesigavo. Tai skaitykim, kad čia mano toks kaip ir atskiras video apie pradėtukus ir 2 pabaigtukus. Na, o lapkričio ir gruodžio mėnesio ataskaita bus sujungta į vieną video, kadangi supratau, kad per pradėtukus nelabai turiu ką parodyti be pradėtukų lapkričio mėnesį. Tai tiek, ačiū, kad žiūrite. Lauksiu jūsų komentarų, kuris iš mano pradėtukų jums patiko labiausiai. Galbūt norėtumėt, kad kažkurį pajudinčiau, nors labiausiai siuvinėju dažniausiai pagal nuotaiką, bet būna, kad siuvinėju ir nežinau, kaip išsireikšti, iš reikalo. Tai reikia kažkam tai dovanų darbelio, reikia pabaigti, tenka pasiuvinėti, nebūtinai tą, kad tuo momentu norisi. Tai tiek naujienų, iki kitų susitikimų. Ir linkiu, kad jūsų siuvinėjimo mūza nepabėgtų, lygių kryželių ir iki.